Kiek daug klausimų. Kas geriau, plokštelė ar dantų implantai? Kiek dantų implantų reikės, jei trūksta daugumos ar visų dantų? Kiek visą tai kainuos? Ar tai bus ilgas ir skausmingas gydymas? Tokie ir panašus klausimai iškyla tiems pacientams, kurie gyvenimo eigoje prarado daugumą ar net visus dantis. Taigi šiandien su MIR klinikos burnos chirurgu Sueliu Bešara kalbėsime apie racionalius sprendimus tiems pacientams, kuriems reikalingi radikalūs pokyčiai. Pacientai netekę visų dantų viršutinėme arba apatinėme žandikaulyje itin dažnai apie dantų implantavimo procedūrą net nesvarsto. Jie labai bijo sudėtingos, ilgos bei itin brangiai kainuojančios procedūros. Tačiau iš patirties galiu pasakyti, kad po konsultacijos dauguma iš jų nustemba. Sakote, nustemba. Kodėl? Turbūt todėl, kad šiandien dantų atstatymas dantų implantais gali būti prieinamas net ir tiems pacientams, kurie dėl ribotų finansinių galimybių iki šiol net nesvarstė apie implantus, o tik tais galvojo apie plokštelę. O kas pasikeitė gydytojų per šios metus? Dantų implantus gaminanti įmonė Megagen, su kuria mes dirbam jau 8 metus, pasiūlė inovatyvų gydymo metodą – 12 dantų ant 4 implantų. Taikydami šį gydymo metodą praktikoje, visus viename žandikaulyje prarastus dantis mes galime atkurti įsireigdami vos 4 implantus. Ant 4 implantų būtų patvirtinamas protezas su 12 nepriekaištingai atrodančių dantukų. Būtų įdomu sužinoti apie platesnę šios procedūros eigą. Visų pirma, pacientas turėtų atvykti į konsultaciją. MIR klinikoje konsultacija yra nemokama. Konsultacijos metu gydytojas įvertinęs paciento burnos ertmės būklę, poreikius bei galimybės sudaro detalų gydymo planą. Sekančio vizito metu, vos per kelias valandas, gydytojas atlieka visą chirurginę dalis, esant poreikiui pašalina nereikalingus dantis, priaugina kaulą, įsriegia reikiamą skaičių implantų ir jei pacientas pageidauja, mes galim patvirtinti laikiną protezą, kad būtų gražus estetinis vaizdas. Po savaitės susitinkam dar kartą, kad galėtumėm įvertinti pacientų burnos ertmės būklės, taip pat ir gijimą po operacijos. Po 3 mėnesių prigijus dantų implantams pagaminam nuolatinį dantukus ir juos tvirtiname prie implantų. Ar procedūra pati yra skausminga? Visais atvejais atlikdami dantų implantavimo procedūrą taikome nuskausminimą vietinį. Tais atvejais, kai procedūra trunka šiek tiek ilgiau, galima taikyti ir intraveninę sedaciją. Tai yra medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas, kuris padeda pacientui atsipalaiduoti bei patogiai jaustis visą gydymo laiką. Gydymo metodas 12 dantų ant 4 implantų. Kokio amžiaus žmonėms pacientams jisai gali būti taikomas? Šis gydymo metodas taikomas įvairaus amžiaus pacientams. Kaip tik neseniai turėjom pacientę 80 metų moterį. Prieš procedūrą ši pacientė sakė, su plokštelė jaučiuosi ir atrodo kaip bobutė, nors esu dar pakankamai jauna ir energinga. Ar šis gydymo metodas tinka žmonėms, jeigu neturi nei vieno danties arba daug jų yra netekę? Gydymo metodas 12 dantų ant 4 implantų tuo ir ypatingas, kad gali būti taikomas daugumai pacientų. Tačiau kaip ir kiekvienas gydymas, taip ir šis turi išimčių. Ar šis metodas tinkamas jums, mes galime atsakyti tik po konsultacijos. O kuo šis metodas yra pranašesnis už plokšteles? Panašiai kaip lygintumėm 20 metų senumo automobilį su šių dienų. Abu atlieka tą pačią funkciją, bet komfortas nelyginamas. Pagrindinis privalumas tas, kad pacientas turintis dantų implantus atrodo ir jaučiasi lyg su savais dantimis. Jų nereikia išimti, norint išsivalyti, nereikia nuolat mąstyti, kokią maistą gali sukramtyti, ar svarbiausia, jei nenukris, ar neiškris tie dantis. Nedrąsus, bet turbūt aktualiausias visiems klausimas – kaina. Prarastų dantų atstatymas implantais yra šiek tiek brangesnis nei renkantis paprastą plokštelę. Tačiau ne toks brangus, kaip mano dauguma. Daugeliu atveju atsižvelgia į paciento poreikius bei galimybės, galim pasiūlyti ne tik kelis kainos atžvilgių labai skirtingus gydymo planus,
bet ir galimybę už gydymą mokėti dalimis. Tad dar viena didelė paguoda gyventi pilnavertišką gyvenimą. Svarbu, kad turime galimybę pasirinkti.